Regiono vaikai ir moksleiviai jau atrado Marijampolės kolegijoje įsikūrusį STEAM centrą, kuriame atlieka tiriamuosius darbus, mokyklose įgytas žinias pritaiko praktikoje, kuria ir ugdo savo kūrybiškumą. 1 metų gimtadienio proga centras moksleivius pakvietė išbandyti laboratorijas ir jose gaminti vonios bombas, kurti 3D hologramas, pasivaržyti robotų estafetėje. Švęsdami pirmąjį STEAM gimtadienį esame įveiklinę daugiau nei 300 veiklų ir sulaukę virš 3000 dalyvių. Ir tai dalyviai iš ties yra ne tik tai Marijampolės savivaldybės, tai yra ir Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos. Mokiniai noriai renkasi mūsų laboratorijas. Marijampolės STEAM centre veikia 3 gamtos mokslų, kūrybiškumo ir medijų bei mechatronikos laboratorijos. Labai populiarios visos laboratorijos, bet tokia gal išskirti labiausia kūrybiškumo medijų laboratorija, nes ji pas mus yra išskirtinė, nes susipina vaizdas, garsas, spalvos, 3D dimensija ir visa ką vainikuoja, kai gali dronais filmuoti, kurti filmą, tiesiog tampi pats savo režisieriumi. Mielai renkasi gamtamokslės laboratorija, kurioje šiuo metu ir esame. Iš tiesų dalyviai užsidėję baltus chalatus tampa kūrėjais, atradėjais, mitų griovėjais ir jie pagilina savo mokykloje turimas žinias, bet iš tiesų galime rasti įvairiausių veiklų ir patiems mažiesiems, kur gaminti burbulą gali, mozaiką dėlioti, bet taip pat yra ir aukštesnių klasių moksleiviam veiklos. Taip pat žavisi mokiniai ir robotikos laboratorija, kur visgi mus dar žavi tas kūrybiškumas, kai robotai gali atstoti įvairiausias detalės, kai surinkę ir programuoti, dėlioti, kurti. Kadangi centras sulaukia didelio moksleivių ir pedagogų dėmesio, tai planuojama plėsti veiklų skaičių, jas dar labiau pritaikyti vaikų poreikiams. Lietuvoje yra sukurtas STEAM centrų tinklas. Tai vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, matematikos disciplinas, kūrybiškumą, formuojantis moksleivių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Laboratorijose moksleiviai gali atlikti įvairius tiriamuosius darbus ir numatytus bendrosiuose ugdymo programuose ir susijusius su regiono specifika bei prioritetais.